Čia va, kur buvau minėjęs, kad sutrūko mano šlangutė, tai va kokia skylė. Tai galvoju nupjauti čia ir užmauti kitą šlangutę, ir nupjauti čia ir užmauti kitą šlangutę, ir turėtų būti gerai. Tai dabar atvarėm į Litagrą, eisim ieškoti šlangučių, arba kažkokį analogą gal duos, jo? Kaip tu galvoji? Nieko. Pasisveikink su visais. Labas. Sveiki. Žodžiu, varom. Sveiki visi, varom ieškoti detalį, jo? Ką, grįžau po savo meilę. Parvariau. Ir ką darysiu dabar? Tai iš karto, kur sakiau, kad buvau sutrūkus šlangutę. Šlangutė yra šita. Gavau naują ir man reikia pasijungti štai čia. Čia ir į vidų. Ir paskui į baką. Ir paskui į kuro baką. Tai ką norėjau pasakyti, kad jo, einu šitą pasijungti ir ką po truputį dėliojasi čia. Labai daug tokių pakopų, tai lygiai nesigauna gražiai, bet vis tiek dar čia dar dėsiu visko, tai žodžiu, užsidengs gražiau. Pasikeičiau tą šlangutę. Šitaip. O čia šitaip. Tai žodžiu, dabar kas bus, tai bus, kad varau prasilėk dabar. Pasistengsiu kokią gerą valandą ar net ilgiau prasilėkti. Tai pažiūrėsiu, ar kažkas darosi ar nieko nesidaro. Ar per anksti čia džiaugiausi. Ok, jau prasilėkti. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway. Ką, padarytas tas drivas? Einam žiūrėti, kas nutiko. Kažkur leidžia. Bet gal čia taip turi būti. ¿Cómo estás, amigos? Labą rytą. Ką? Vakar buvo dar vienas tas drivas jau toks pas mane vis dažnesnis ir dažnesnis, bet tiesiog test drivas, įvykių jokių. Bet vakar prasilėkiau biškutį daugiau su pliumpiu. Ir kol kas nieko blogo nenutiko. Prasilėkiau, kiek aš prasilėkiau, 20... Toj viską parodysim. Pasijungiau bėgiojimo programėlę, nes visai atrodo patogiai jinai rodo. Tai mato, čia prasilėkiau pro tokį ratuką, tai prasilėkiau 23 km beveik ir įveikiau beveik, net ne beveik, o per valandą įveikiau. Tai rezultatais esu ganėtinai patenkintas, galvojau, kad bus truputį lėčiau. Iš tikrųjų negalvojau, kad bus lėčiau, galvojau taip ir bus. Nes 23 eina, bet jau palei gapasę, tai 23-24, tai realiai, jeigu mašinos greičių žiūrint, tai būtų kokie 30 gal, plus minus. Toliau. Jo. Apsišildinėjau, dar kur nors susiputinėjau truputį, šitą prisitraukiau. Čia pasibandymui vakar ant durų dėjau, šuo buvo atsigulęs ant vatos, mukas.
Taip, tokie, nebėra šitų, kaip jie dabar vadinasi, gumos. Tai pasidarysi laikinai, vat, iš tokio, nu, laikinai ir amžinai. Bet vis tiek gerai, vat, prisispaudžia. Tiesiai važiuoja, tai joks vėjas mane pūs. Tai noriu aplinkui apsieiti. Aplinkui apsieinu ir bus labai gerai. Ir užsiputinėjau, kur daugiau didesnis tarpas, tai aišku, galėčiau čia su gumom žaistis, bet labai daug laiko užims. Tai, o paskui čia tik viską nuvalysi, jisai toks riebalinas yra, gerai čia valas pašveist reikės, kai dažysi ir viskas. Tai atrodo, aišku, tragiškai. Tai biški čia. Čia va tokios kelios vietelės, paskui gali apsilaužyti. Į langus, čia viena kita tokie tarpukai. Tai stengsiuos kuo daugiau apsiputinėti. Visur. Aišku, negražiai. Galėčiau ir pasistengti gal kažką tai tokio. Bet, nu, ta prasme, ką čia pasistengsiu. Silikoną, aišku, galėjau. Kokį raudoną. Gerai bus greitai ir iš karto užtikrintai. Tai vis tiek čia gumas reikėtų keisti naujas, kas perėms arba savo pasiliksiu. Kad būtų idealiai, tai čia kūzovas dar vat yra truputį priekis išpuvęs. Tai čia reikėtų dar sutvarkyti daugiau, šiaip realiai. Pliumpis darosi arti, kaip buvo naujas tikriausiai. Na, apart nuo tų tokių smulkių išvaizdos defektų. To, kaip ir minėjau praeitoje serijoje, tai mano sumąstymas su stogo bagažinė vis dar neatkrenta. Vis galvoju, kad visai nebloga idėja, jeigu šį čia pasidedu. Čia va, tarkim, šitoj pusėj ant viršaus, gal į viršų tai netilps, nes jis bus per ilgas, tai čia šiek tiek išsikiš, tai su juostom apsitrauksiu, o apačioj jau praeitą kartą buvau čia senai pasidaręs, bet paskui pasirodo, kad sugedo pliumpis, tai lygiai tokių pačių matmenų pasidarau dar į šitą pusę dasiklijuoju ir iki pat čia, tai jisai man atstos ant žemės pasimesiu čiužinį, kad nebūtų šlapia ir kad netrauktų šaltis. Ta prasme, šitas ir ant viršaus šitą palapinę. Ir turėtų būti gerai. Iš karto apsaugos ir nuo lietaus, jeigu lys. Nuo ant žemės, ta prasme. Tai va, čia vis tiek 5 čiomai statysis vis tiek. Ir apsaugos nuo šalčių. Toliau apie kelionę, kas dar. Tai čiužinys. Turiu viduje palapinę čiužinį. Palapinė pastatoma. Visi daiktai tada važiuoja į stogo bagažinę. Viduje šiltintis. Tai sakiau, turiu tokį menką 150 vatų. Tai tas kažkiek. O paskui matysiu, dar ką nors gal sugalvosiu. Jo. Nu va, nukėliau ir stogo bagažinę. O, šūdas. Įsivariau kažką į akį. Tai vis dėlto pas mane Motion XL. Ką, bandom į kelnę. Gal greičiai todės? Nu, nedaug trūksta, kad įkristų. Tik sukonstruosiu čia kažką, kad gal tą patį
Šitą priklijuosiu tokį, kad nu, nesibraižytų, ta prasme. Nes geras stogo bagažinė. Yra vienas kitas įbrėžimas, bet čia susipoliruotų, aš manau. Nes kiek aš čia naudojau, gal 3-4 kartus, 5. Tik nuplauti reikia, aišku, dėl to tokį baisiai atrodo, nes buvau čia pas mamą ant daržiniai, ant šieninės, realiai. Tai va, visai gerai, iš tikrųjų, geras sprendimas, manau, bus. Visi daiktai dabar pokš, visi daiktai dabar pokš į vidų. Atsidarai iš abiejų pusės, atsidarinėja šitaip. Tai jo. Aišku, ją susikelti būtų geriau, tada aš patogiai įsitraukčiau tą. Nes dabar, jeigu norėčiau ištraukti tą savo pagamintą naująjį čiužinį, tai man reikės pasikelti šitą. Tai galiau, jeigu reikėtų iš tikrųjų iškart pakelti ant kažko, kad jinai kybotų šiek tiek ore. Bet jo, daiktai, į vidų, nežinau. Viskas. Palapinė, miegmaišis. Nu, ta prasme, viską, ką turėsiu. Drabužiai galbūt kažkokie, kad ašių neturėti viduj, kabinoj, kad būtų daugiau vietos. Žodžiu, viską, pokš, susimetėjai. Sausa, jau 100% garantuota. Nes aš, pirmas planas tai buvo darytis į tentą. Tentą, nu, ta prasme, ant kabliukų, su gumom užsitemti, bet jis plevėsuojasi, taip toliau ir panašiai, tai žodžiu. Tai, jo, manau, pasilieku aš prie to sprendimo. Galvos link Lietuvą. Yeah! Run. Tinka? Ką? Tinka? Jo. Ne šitas netinka, bet paskui kits tinka. Na va, daug maža aprinkta. Dar prieš tai buvo aprinkta, bet visokių tokių smulkmenų buvo likę, tai jau čia dabar įsidėliau jau čia. Na, aišku, čia nėra gražiai, nes čia niekas nėra lygų ten. Čia taip ir taip svarbu, kad būtų švaru daug maža. Tai biškai apsivaliau čia. Dar tokių bus patobulinimų, bet čia daug maž kaip ir baigta. Tai jau ir kapotą užsimečiau. Kapotas vietoj. Dar apsiputinėjau ją. Na ir va taip. Tai dabar, kas dabar? Ką norėjau pasakyti? Einu dar apsimėti įrankius, dabar reikia susidėlioti. Ai, be to klijuoju savo miegamąjį čiužinį su putom sujungimus, kad tvirtai būtų. Tai pasidarysiu lygiai dėžės dydžio ir tada galvosiu kažką dėl šitos stogo bagažinės. Vakar lempą vieną atsijungė, tai eisiu lempą pasičekinti, kas yra, tai reikia lempučių nusipirkti ekstra, reikia laidų įsidėti, visus šitos raktus įsimesti. Nes realiai čia visą traktorių išardys su jais. Ir kas dar? Daugiau daug maž nieko. Ir jo. O dėl žemėlapio, kai sakiau, kad kai klausėte, kaip parodyti žemėlapį, tai aš per daug neplanuoju. Kad ten taškas. Važiuosiu, stengsiuosi važiuoti kuo arčiau sienos. Ir viskas, kiekvieną dieną pasirinksiu maršrutą, vakarė susižiūriu ir ryte pradedu judėti. Nėra taip, kad visą jau apsibraukau ir tada važiuoju. Nes kiekviena diena bus klausimas. Tai tiek daug neplanuoju, žodžiu. Klijuoju
po truputį. Štai dabar. Tai jo, daug nebeliko, tai tavo vienas gabaliukas liko, tai paskui aš jį tenais įsiklijuosiu. Tai jo, lietutis lyja, eisiu pietukus pavalgyti. Sūnus jau atsikelti turi, keltis, žadinti. O kas toliau? Apie kelionę dar žadėjau, nes pasakoti. Tai lyg tai sakiau, kad jo, važiuosiu kuo arčiau sienos tenksiuos ir jokių maršrutų nesu nusibražęs, nes kam jį bražyti. Ir taip aš tomo laiko mažai turiu, dar ten sėdėti prie to kompo, tai važiuoju, viskas, žiūri žemėlapį, zoominį ir važiuoju, ką žinau. O dar komentavo, kad ir pasiruošti reikia labai daug, skirti tam dėmesio, kad kažkur dar gal varyt pamiegoti. Tai sutinku pilnai, jeigu kažkas taip nori, aš taip nenoriu. Mano nuomonė, negalima pasiruošti kelionį, kad būtų 100%, tai ir koks čia nuotykis ir kokia čia kelionė, kai tiesiog viskas žinai, kad suplanuota nuo A iki Z, viskas gerai, jokių problemų, nieko nėra. Aš išvažiuosiu taip, kaip yra ir važiuosiu taip, kaip yra. Jeigu kažko reikės, jau super labai, tai gal nusipirksiu, o bandysiu išgyventi su tuom, ką turėsiu tiesiog. Žmogus turi išėti kartais iš komforto zonos. Visi pripratę, kad būtų taip va viskas. Ne. Čia ne aš. Tai va, o laukti dar kažko pavasario, nežinau. Gyvenimas tai nelaukia mūsų. Viskas juda į priekį, tai nėra čia ko laukti. Nemanau, kad čia kažkokios didelės problemos, aišku, kiti galvos, kad ir visa kita, bet man tai nesukelia kažkokių nepatogumų didelių. Bus šalta, bus šilta. Žmogui neįtiksi arba per šaltą, arba per karštą, arba per sausą, arba per šlapę. Vis tiek nebus taip, kad būtų gerai. Tai, žodžiu. Ką dar galvojau? Keli pasiruošimai, dar reikia pasikabinti kažkur įrankių dėžę. Čia nelabai vietos yra po pliumpiu. Tokio va įrankių dėžę. Į vidų nesinori dėti, tai visus įrankius susidėsiu. Ko gali prireikti. Tai va, jo maždaug apsišilčiau, tada čia liko keli reikaliukai, dar viduj pasidaryti ten tokį staliuką kažkokį. Manau, kad darysiu tą staliuką liks man šito, iš to paties tokį atsipjausiu, su putom apsipūsiu, prisiklijuosiu jį, kad jis labai negirgždėtų, gali kažką užsimesti kaip nepaklodę, o kaip rankšluostuką ar kažką tokio, kad jis negirgždėtų, jeigu girgždėtų. Iš lentų, žadėjau iš lentų, bet žodžiu. Tai va, apie kelionę tiek ir apie pačią kelionę tai tik taip trumpai, nes, ką žinau, važiuosiu, kaip man atrodo, kad bus gerai. O, jo. Nu va, turim tokį padėklą. Aišku, gal ir ne kaip atrodo, bet bus labai gerai man. Toliau jungiuosi elektrą, nes šitą, žodžiu, nukarpiau visą, tai įkišau, pajungiau šitą vėjelį. Tai iškart nusprogo saugiklis. Tai nusprendžiau pasijungsiu, nes tas yra tiesiogiai atvestas. Tai iškart nuo šito tiesiogiai irgi pasijungiu minusą ir tada bus ir tas galingas. Jeigu nebus per ploni laidai, bet gal ne. Tada tą planuoju kažkur šitoj vietoj įmontuoti, kad man, jeigu lietus ar kažką, nestrauks langus, tai kad pūstų į langą, kad nerasoto, bent tiek atšildys. Planuoju pusryčius valgyti kabinoj, tai to iššoksiu, parodysiu. Va, kiek man čia vietos, visur apsiputinėjau duris, šitas užsibarakadavau, kad oras niekur nepūstų. Tik tais reikia sugalvoti kažką, kad neslidinėtų man čia. Nežinau, radėjau iš tokių putos pasibaigė, blembaškai. Radėjau iš putų tokius, tarkim, kompiuteriai padaryti tokius ravelius, kad jis neslidinėtų man. Putos būtų laikę, o ką paskui sulaužė ir išmetė viską. Kaip ir nesvarbu. Tai jo, bet čia vietos man pakankamai. Čia keptuvytė, kiaušinuką ryte, pasičirškint, to pačiu į kabiną pašils ir sušilsiu, jeigu iš po nakties būsiu sušalęs. Tai bus labai gerai, manau. Kas toliau, jo.
Tai žodžiu, šildytuvas čia, šitą planuoju montuoti kažkur čia, tai visi laidai man pareis čia, čia pakrovėjai, visi bairiai ir taip toliau. Ką turim? Share, like, subscribe. Ką, Donė, lipdukai yra. Čia tik panelės, kur darė man šitą, tai aš negalėjau netaip pasakyti, tai tiesiog netaip išgirdo arba netaip užsirašė, tai parašė plumpis, turėjo būti pliumpis, bet turėjau nuvažiuoti vieną raidę pasidaryti. Bet būčiau vis tiek aš jos neįkišęs. Arba reikėjo iš naujo visą daryti. Bet šiandien darbo diena. O visai išėjo iš galvos čia lakstymai. O kaip šitas atrodo? Čia tik dėl bairio dar pasidariau, nes biškį nelabai čia laikysis. Bet ant kiekvieno kampo reikės su makrofleksu prisipūsti, kad jis man nesibrūžintų, kad nenubraižyti. Čia ant kiekvieno kampo. Ten du dar bus. Ir skersai telpa. Labai gerai. Jokių kitokių mąstymų žodžių. Viskas susimetu daiktus. Ką reikia tik tai. Va, užrašai. Oi, su. Vos nenuvirtau. Pasiruošimai tęsiasi. Kas dar pasidaryta? Čia šitas padarytas. Į langą, kad pūsti. Bent šiek tiek, jeigu lys rasos, vis tiek kažkiek nupūs. Nebus taip, kad nenupūs. Jo. Planavau kaip rytoj išvažiuoti, bet žodžiu vis tiek nespėjau rytoj išvažiuoti. Teks dar vieną dieną persikelti priekį. Ir dar bairis yra tame, kad parsivežiau raktus. Sakau, būtinai reikia pasiimti nuo šitos raktus. Parsivežu kišų raktus. Ne tie raktai. Nuo paspirtuko ten tikriausiai pasirodo. Taip, bet gerai, kad žmona yra Kaune dar, tai paieško, sakė, pažiūrės. O jeigu ne, tai tada nežinau, ką reikia daryti tokiu atveju. Atvark ir prasukti. Ar kažką panašaus. Jo. Oi, koks nuostabus oras būtų buvę keliauti jau šiandien, bet vieną dieną atsikėlė vis dėlto dar. Nerado žmona raktų nuo šito tulė, tai teko paaukoti spinelę. Teko paaukoti spinelę ir koks dabar dar bairis bus, tai... Čia irgi nulūžo. Koks dabar dar bairis bus, tai... Tiesiog pasikeisiu naują spinelę ir vis. Tikrai brangiau kainuos į Kauną važiuoti ir ieškoti raktų. Nes spėjau bus ant paspirtuko raktų užkabintas. KRC. Tai va, tokie mano ir pasiruošimai. Prisiklijuoju vatas. Prisiklijuoju kempinės, kad nesibraižytų jisai. Čia tą apsirišiu, jeigu ką. Ir ką žinau. Ir čia dar kelius bairius padarau. Ir būnu pasiruošęs. Aišku, dabar dar lemputė perdegė galinė. Šitą, bet nuvažiuosiu iki Pagėgių ir nusipirksiu jau važiuodamas iš karto.
kad nevažinėt bereikalingai, nes šiandien niekas dar nedirba. Ir viskas, ir ką, rytoj go į kelią. Dar dėl tos raidės kažką žadėjau daryti, nes parašė ne pliumpis, o plumpis. Gaila, bet. Tai va, mėlėjai, nežinau, čia 3 dienas filmavau po truputį vis, tai nežinau, ką čia sumontuosiu, kas čia gausis, bet kažkas gausis. O daugiau nežinau. Tiesiog reikia važiuoti ir žiūrėti, kaip bus. Čia daugiau nieko nebeprimastysi. Na ką, jau sakyčiau, dar liko rūbus tik atsinešti ir būsiu kaip ir viską susiruošęs. Porą bačiokų soliarus dar tušti, pagėgiuose prisipilsiu rytoj. Stogo bagažinė, skersai, viskas good, telpa. Taip tik tai persimėsiu šniūrus, kad neatsidarinėtų, jinai nejudėtų labai. Šiaip tvirtai stovi labai. Dar kraunu šitą akumuliatorių, nes čia daug kūrinėjimo, bandymo, o mažai važiavimo, tai biški pasėda, tai geriau tegul būna pilnas akumuliatorius. Taip, žiūrim toliau, ką pasiruošiau. Pasidariau kompui tokią, kaip ir minėjau su Makroflexu, tai bus žiauriai gerai atsiversti ir kažką ten, taip, pakrovėjai, tai šviesikės pakrovėjas, batereikų, lempai, palapinė. Ten daiktam pasidariau tokia irgi vieną viečiukę, tai įsimečiau peiliuką, replytes, pasas piniginė, po apačia maistas, dar reikia atsinešti lentelę, tai čia maistas bus gaminamas, batai jeigu sušalčiau, paskui apsipaučiau dar čia, žodžiu, jau pati kabina, tai tikriausiai menkai turi skilučių, nes visas realiai užpurškiau. Tai, kad tik tais kuo, dar matau tenais vieną, kad tik kuo šilčiau būtų. Ir jo, išlaikytų šilumą, kad kiek pats prikvėpuosi, kiek tas mažylis pripūs. Vis tiek, gal kaip nors. Toliau, kas dar? Kraunu batereiką, nešuosi daiktus, lentelę reikia nepamiršti. Tas. Nu ir kaip ir viskas tikriausiai, ką žinau. Soliarkus turiu, iki pagėgių dar įdėsiu. Pagėgiuose pilną baką, bačiokai, leika. Paskui jeigu labai jau super trūks, nusipirksiu tikriausiai. Nors nemanau, kad čia kažko trūks labai. Riebesnio maisto, daugiau kalorijų. Lašinių, kiaušinių įsidėsiu. Ir tiek žinių. Taip atrodys. Normaliai galvoju, kad bus baisiau įsikišęs. Aišku, keistai atrodo tas visas reikalas, bet gerai. Bus bra. Ir numeris, reikėtų ieškoti kažkaip, reikia nudažyti numerį su kažko, reikia juodų dažų. Blemba. Jo. Ką žinau, einu dar pasirašinėjau, šį bei tą, biški čia, biški ten. Tai va, toksai, draugai, videukas. Bele koks ir bele kaip. Generatorius, kažkai įsimesti generatorius seną ar neįsimesti. Naujas yra, turėtų laikyti. Tai va, jo. Gero žymėjimo ir susitiksime kelyje.